Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Savaitę buvau dingęs, žinote, užėjo žiema, o žiemą meškinai miega, tai kaip reikiant prisnūdau. Dabar pabudau ir bandysiu taip pat su krepšininkais iššokti į Eurolygos atkrintamųjų varžybų traukinį, o jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Taigi ketvirtadienį į mūšį dar kartą stos Atėnų Panathinaikos ir Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Nors Graikijos klubas reguliariajame sezone užėmė antrą vietą, o Izraelio komanda buvo 7, bet kaip matome, tai nieko nereiškia. Nuo atkrintamųjų varžybų viskas prasideda iš naujo, ir tiesiog fantastinę sportinę formą įgijo Maccabi krepšininkai dar reguliariojo sezono pabaigoje ir man iškart prieš tą seriją nuojauta kuždėjo, kad Maccabi gali laimėti tą seriją. Dabar Tel Avivo ekipa laimėjo net 9 iš paskutinių 10 Eurolygos rungtynių ir nebeturi svečių aikštės komplekso Dedo Katašo auklėtiniai. Matėme, ilgai dominavo Panathinaikos, bet lemiamų momentu Maccabi nulaužė rungtynės netgi be Veido Baldvino, kuris patyrė traumą, atimtelėjo šlaunies raumenį, tačiau pasiryžęs jis vėl rungtyniauti. Ir subirėjo Panathinaikos gynyba, praleido 91 tašką, nors reguliariajame sezone tai buvo viena geriausiai apskritai besiginančių komandų. Ir kaip protingai vadovavo žaidimui Dedas Katašas, manau, jis laimėjo mikrodviko prieš Erginą Tamaną. Labai sustyguotas puolimas, tik 6 klaidas padarė Maccabi žaidėjai, kai varžovai suklydo dvigubai daugiau. Atrodo, įtampos nebetlaiko, Panathinaikos krepšininkai gausių savo žiūrovų akivaizdoje prametė 10 baudų, Lesoras net 7. Bet dabar Graikijos milžinas įspraustas į kampą. Ir manau, kad mes visus kozirius, o Maccabi krepšininkai, aišku, gali šiek tiek ir nusiraminti, jie jau dabar turi namų aikštės persvarą. Mano prognozė, kad Panathinaikos išlygins serijos santykį po gana atkoklios kovos ir laimės 7-8 taškais. Ketvirtadienį Madrido Realas reguliariojo sezono čempionas vėl priims Vitorijos Baskoniją. Pirmajame mače, Realui, galim sakyti, buvo lengvas pasivaikščiojimas parke, nors dar neseniai reguliariojo sezono pabaigoje Baskai svečiuose nukalė Realą, bet tas mačas karališkajam klubui jau nieko nebereiškia. Bet Čimo Monekės Baskonėje jo akivaizdžiai trūksta, negali žaisti ir Teodoras. Esmė ta, kad Realo sudėtis ne tik galingesnė, bet Madrido komanda turi ir kur kas ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą. Susikaustęs puolime buvo ir Tadas Sedekerskis. Šį kartą spėju, kad Tadas sužais tikrai rezultatyviau, nes jie buselė nepasižymė, manau, ten fantastiška gynyba, pagrindinis Realo sunkusis puolėjas. Taigi, mano prognozė, kad Realas švęs antrą užtikrintą pergalę. Šį kartą kiek mažesnių skirtumų, maždaug 10, ir optimistiškai sakau, kad Sedekerskis šį kartą surinks dviženklį taškų skaičių. Kągi, penktadienį dar vienas desertas, Monako prieš Stambulo Fenerbahče. Mūsų filmavimas įvyko anksčiau, nežinau, kai baigėsi pirmasis serijos mačas, bet kokiu atveju komandų jėgos yra apylygės, bet tai skirtingo braižo ekipos. Monako turi ryškų lyderį Maiką Džeimsą, Fenerbahče tokio neturi, keli krepšininkai gali imtis iniciatyvos puolime. Komandos panašios, kad šį sezoną geriau puola negu ginasi. Fenerbahče iki atkrintamųjų buvo kritusi į duobę, bet aš manau, kad Šaras galbūt specialiai paaukojo kai kurios mačus ir ruošiasi toms lemiamoms kovoms. Nuojauta kužda, kad Donatas Motiejūnas turėtų sublizgėti, šiek tiek driokstelti, jam parankus tiesioginiai oponentai. Motley ir Šadly nemėgsta kontaktinio krepšinio, Papajanis žaidžia retai. Sakyčiau, čia 50-50, spėju, kad Motiejūnas įmes maždaug 10 taškų, Fenerbahče švęs pergalę 3-4-5 taškais.
Na ir penktadienį Barcelona prieš Pirėjo Olympiakos, netgi komandos reguliariajame sezone iškovojo po vienodą pergalių skaičių, tai rodo kokio panašaus kalibro, tai yra ekipos. Jokubaitis prieš Igną Brazdeikį, spėju, kad lietuvių vaidmuo šioje serijoje nebus labai didelis, gal šansiuko gaus Brazdeikis, nes Kostas Papanikolajų traumuotas ir negali žaisti Barcelonoje. Nežinau, kai baigėsi pirmasis serijos mačas, tačiau mano manimu Olympiakos persvara ta, kad treneris yra kur kas labiau patyręs, užgrūdintas, tai yra Georgijos Barcokas ir Rodžerijų Grimau, tai yra pirmoji atkrintamųjų varžybų serija. Olympiakos žaidžia labai protingą, labai sustiguotą krepšinį, labiau organizuoja žaidimą. Žodžiu, čia gali būti lemiamas Olympiakos pranašumas. Mano prognozė, Pirėjo komanda laimės, galbūt per plauką 2-3 taškų skirtumų. Balandžio 28 dieną velniškai svarbios rungtynės vyks Lietuvos krepšinio lygoje. Panevėžio 7bet Lietkabelis priims Utenos Juventus. Komandos kaunasi dėl 4-osios vietos reguliariajame sezone turnyro lentelėje. Ir tas mačas dar svarbus tuo, kad pergalę iškovojęs klubas įgys persvarą. Tarpusavio akistatose dabar yra rezultatas 1-1. Pastaruoju metu abi komandos tikrai neblizga, bet jei panevėžiečiai laimės, spėju, kad jie užims pirmajame čempionato etape 4 vietą, nes 7bet Lietkabeliui palankus tvarkaraštis, lieka silpnoki varžovai, tuo tarpu Juviai dar reikės žaisti ir su Rytu, ir su Žalgiriu. Galbūt Juvės ekipoje dar nebus Ivano Vranešo, kuris suspenduotas, kuris pažeidė sportinį režimą, vis dėlto tai labai svarbus krepšininkas, pagrindinis yra vidurio puolėjas. Ir manau, kad tose rungtynėse dominuos panevėžiečiai ir įveiks varžovus užtikrintai nuo 10 iki 15 taškų. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Linkiu visiems gražaus krepšinio, linkiu pagaliau sulaukti pavasario, kuris turėtų ateiti jau šį savaitgalį, ir atsisveikinu iki kito karto. Sėkmės.